Sveiki. Šiandien gaminsime sluoksniuotos tešlos pyragėlius su mėsos įdaru. Mums reikės sluoksniuotos tešlos, mėsos įdaro. Galima naudoti ir paprastą faršą, tačiau nebus taip skanu kaip su šituo. Vieno kiaušinio ir truputėlį miltų. Pirmiausia, ką darome, tai pasiruošiame sluoksniuotą tešlą. Primenu, kad sluoksniuotą tešlą labai svarbu laikyti žemoj temperatūrai. Tai yra, jeigu kambarį arba virtuvėje yra šilta, stenkitės kuo mažiau liesti rankomis, kadangi geriau, kai jinai nešyla. Perpjauname per pusę. Visada paberkite miltų. Tešlą iškočiuojame į tokius ilgus dalykus. Dabar truputėlį iš šonus. Pasiruošėme vietą dėti mėsytį. Na va, pasiruošėme tešlą. Dabar dėsime į vidų mėsą. Mėsą dedame nelabai storais, maždaug pirštą, gal truputėlį storesniais sluoksniais tokiais. Nepamirškite visada papilti truputėlį milto, kad mėsa neliktų. Na va, dabar sudėję mėsytę, pasimušam kiaušinį. Mums reikės kažko patepti viską. Kiaušinį sumaišome. Imame šepetėlį specialų tepti. Na, dar būtinai atkreipkite dėmesį, kad šitas kraštas turi būti būtinai lygus. Toliau ištepę pradedame vynioti. Vyniojame iš viršaus į apačią. Štai tokiu būdu. Tiesiog neskubėkite, viską tvarkingai. Na va, po truputį. Tas drėgnas galas turi prilipti. Na va, jeigu ant stalo dar trūksta miltų, dar pabarsite miltų truputėlį. Va, gaunasi toks dalykas. Mes jį būtinai užtvirtiname. Būtinai sutvarkykite, va štai taip. Antrą lygiai taip pat. Skanačiau. Drėgnas galas prilimpa. Viską uždarykite. Galiuką nupjauname, kad tiesiog gražiau atrodytų. Na va, dabar gausis maždaug 3 iš vieno. Na va, gausis 6 tokie mano kepiniai. Reiškia, uždarytą pusę dedame į apačią. Jūs kepdami galite dėti kepimo popierių, tada jie tikrai neprilips. Pas mane yra toksai nekimbantis blėkas, tai jisai tikrai neprilips. Toliau viską sudedate tolygiai. Taip sudėjome, dabar patėmėme su kiaušiniais dar kartą. Per daug kiaušinių nepridėkit, nes jūs nenorite, kad išsikeptų kiaušinienė ant viršaus. Na va, viską vėl kruopščiai aptėmėme. Toliau tiesiog su peiliu įbrėžkite keletą brūkšnelių, kadangi tai padės kepti ir tiesiog atrodys labai gražiai. Na va, krosnis turi būti įkaitinta maždaug 160 laipsnių temperatūroje. Gali būti ir karštesnė, tačiau tada dėkite per vidurį. Šauname į krosnį. 40 minučių. Patikrinam. O, iškepę. Turi apskrusti labai gražiai viršus ir būtinai patikrinkite, ar šonai yra tikrai iškepę. Na va. Beje, dar nepaminėjau, kai dedate juos ant padėklo, būtinai palikite tarpus. Nes jeigu tarpų neliks, tada jie vienas su kitu tiesiog sulips ir gausis nelabai geras dalykas. Na va, vieną pabandysim, kaip manote.
Na va. Skanu mėnesį. Skanaus?